Labas rytas. 6 kelionės diena. Paskutinis etapas. Skrydis į Jakutiją. Laukiu taksi. Tuo atvažiuos taksi. Veža tada mane iki autobusų stoties. Ir iš autobusų stoties važiuoju į oro uostą. Iš kur skrisiu į Jakutiją. Oras, kaip matau, toks fainas. Biškis sninga. Šalta laukia. Atsikėliau nesenai, tai labai gerai toks biškį atsigauti. Šviežias orelis. Štai viešbutis, kur miegojau. Labai jaukus, labai fainas. Šilta viduje, grindį šildomas. Per langą žiūri, toks šaltukas laukia, viduje taip jauku, taip nėra. Tai va. Eina savo ir vėl su nuotykiais. Važiuoju oro uostas su mikriuku ir sustoja, žiūriu oro uostas. Vieni išlipa, kiti ne. Nu, aš irgi išlipu, pasiemu taškas. Nueinu į tą oro uostą, toks keistas, toks mažiukas. Pasirodo, ne tas oro uostas, o mikriukas jau išvažiavo. O prie to oro uosto internetas neveikia, taksi jokių nėra. Aš jau panikui lakstyti pradėjau visur. Ačiū Dievui, žiūriu, privažiavo mašina. Kirgizas kažkoks. Pasirodo, kaip Uberis mūsų taksistas. Aš pribėgau, sakau, gal gali padėti, sakau, ne į tą oro uostą, aš atvažiavau, žinai, sakau, mane reikia nuvežti. Jo, sako, šok. Sėdu į mašiną, veža. Sakau, kiek skolingas bus? Nereikia, sako, nieko. Aišku, ten tas oro uostas pasirodo netoli, ten 3 kilometrai, bet man vis tiek panika buvo. Ir žodžiu, vėl eilinį kartą geros dušios žmonės net pinigų nepaėmė, nuvežė. Rusijos avialinijos maitina nemokamai lėktuve. Sumuštinis, limonadas, arbata arba kava. Ir taip, atvykau į paskutinį 4 šitos pirmosios kelionės tikslą. Tai Jakutija ir miestas Jakutskas. Laukia minus 34 laipsniai. Pasirašiau, bandysiu eiti lauką. Pažiūrėsim, koks jausmas. O tai tau. Iš karto. Pažiūrėkit. Minus 34 laipsniai. Ir tai yra paskutinis 4 šitos kelionės tikslas. Iš karto griebė, jaučiasi per kelnes kojas griebė šaltis. Nosis šalo. Tai va, laukiu draugo, turėtų atvažiuoti paimti. Tai Jakutijoje praleisiu beveik savaitę, iki 13 dienos. Išbandysiu daug visokių atrakcijų, visokių nuotykių. Ir po Jakutijos sekanti kelionė į šimtuosius kraštus, Pietryčių Aziją ir mano pamėgtasis Tailandas. Draugai, mane pasitinka, draugai Jakutijoje. С приездом! Наконец-то я добрался. Наши стоят. Вау, ну это неожиданно, ребята. Это круто. Подожди. Но я спешу теперь и строк судьбу сложить. Ну, за встречу. Мешает быть со мной. Сойди с забытых страниц. Я тебе мечтаю. Цари букет колючих роз за каменной стеной.
Pažiūrėkit, kaip apšildo mašinas, kaip laiko laukia mašinas uždengtas. Va, temperatūra -34. Čia pats miesto centras, Jakutsko. Здесь я верю, и непривычный узкий круг мешает быть со мной. Тебя устала я ждать, сломай замки и двери, согрей букет колючих роз за каменной стеной. Tai parengėmės išeiti į lauką. Apačia termorūbai. Ant viršaus dedame šiltas kelnius. Megztukas. Eilinis gyvenimas Jakutijoje. Sustojam degaliniai. Пожалейте. Достоинство должна быть всегда сильнее страха. Сергей Бодров. Taip, randamės Jakutijos pergalės parke. Ir štai paminklas žuvusiems antrajam pasauliniam kare. Amžinoji ugnis. Žinot tokį mitą, kad kaip į karštą vandenį išpili į orą, jisai iš karto užšąla. Pabandom. Pasiteisino, užšalo. Užėjome į parduotuvę nusipirkti skanios giros. Va, šita gira, kaip sovietiniais laikais buvo iš bačkų, netgi paveiksliukas yra. Ir skonis grinai iš tų laikų. Vaikystės skonis. Было организовано на основе бывшего ледника Министерства пищевой промышленности Советского Союза, в котором хранилось замороженное мясо, рыба, масло и молоко. То есть на случай войны сюда завозили, и там каждые там, по-моему, 3 года или 4 года обновляли. Это старое убирали и новое завозили. О, какой он длинный. Это все камеры, понял? Здесь. Ага. Там в одной камере мясо хранилось, в другой камере там масло хранилось. Тут просто хранилось сотнями тонн. Ну, то есть на весь город. Мало ли там что-то, война если случилась. Ну, пойдем сюда. О, какой хороший бар.
Летом здесь, когда ну, заказываешь групповое посещение, то ходишь, тут бармен стоит. Летом. Ага. Бармен, у него рюмки изо льда сделаны, и в эти рюмки водочку наливает. Классно. Бык холода. У якутов у них Да. поверье, когда морозы начинаются, типа, у них как бы у быка заостряются рога. Когда морозы спадают, у быка затупляются рога, и когда становится тепло, рога типа отпадают. Ага. Дед Мороз. Хан. Чисхан. Чисхан — это якутский Дед Мороз. Это мама. Ага. Ой, и это настоящий кости? Да, мамонт. Вики теперь мамуто каулы. Это зуб коренной шерстистого мамонта. Сам мамонт. Вот, по идее, у него вот такие бивни. Вау. Даже еще больше есть. Еще больше. Еще больше есть. Тут же бивни ищут, находят. Да. И еще больше бывает. Прям, ну, намного больше бывает. То есть они, слоны по сравнению с ними вообще маленькие. Ну да. Эти еще больше были. Pamenat multiką Ledynmetis berods vadinasi. Ir va tas personažas iš multiko, kur su gilė bėgiojo visada. Минус 10. Так и здесь и летом минус 10. Здесь никаких холодильных установок нету. Это вот естественный ледник. То есть сейчас вот на зиму где-то открыты люки, и мороз с улицы за зиму это все промораживает. Потом эти люки летом закрываются, и все лето держит вот здесь холод. Сам. Nu, kalnelis, čiuožykla, kurios galima nusileisti. Ну, поехали. У-у-у! Давай, давай. Скорость. Постригу, нечего уже. Надо было ледянку взять. Ну, Ледянку. не получилось. Жалко. Pirmą kartą nepavyko, nes reikėjo tokio pašikniuko plastikinio. Dabar turi... Литовцев в России. Да. Sako, lietuvių... Lietuvių nuotykiai Rusijoje. Ну ка, раз, два, три, поехали! У-у-у! Вот другое дело. О. Ну во, задача успешно выполнена. Можно дальше идти. Kažkas nerealaus labai gražu. Kaip kruopščiai skulptūros padarytos va. О, можно ложиться, поспать. Ну, так вот удобно. Нормально. Жестковато, но удобно, да? Да. О, какая лова.
Знаешь, как это называется на литовском? Сянис бессмегенис. Безмозглый старик. Почему? Ну так, потому что у него же нет мозга. А, снеговик, что ли? Да, поэтому мы Я думал, называем... ты Деда Мороза так обозвал. Не-не-не, это сянис бессмегенис. Tai va, aplankėm dar vieną gražią vietą, tai amžino įšalo karalystė. Va šitam kalne jinai įrengta ir ten viduj skulptūros iš ledo, kurios laikosi tiek žiemą, tiek vasarą. Įspūdinga vieta. Jeigu būsit kada Jakutijoje, rekomenduoju. Aplankykit, labai gražios skulptūros. Užkilom ant kalno pasižiūrėti vaizdą į Jakutiją. O, į Jakutską. Laukia biškė atšilo, minus 30 dabar. Pačiplėla, šiaip minus 30, nu. Atvykom į mėsos turgų, nusipirkti mėsos ir taipogi čia laukia yra žuvies turgus. Pardavinėja šaldytą žuvį. Turgus susivadina Baltasis ežeras. Pažiūrėkit, kokia, kaip prekiauja žuvim. Nereikia nei šaldytuvų, nieko. Va, gabalą pasiemi, arklieną. Lodas šaldytas. Daržovės. Paėmė savo, kaip žmonės, tai va, dieną visi stovi laukia, prekiauja. Šitokiam šaltį. Dabar yra minus 30. Ну, штук 8, ну 10 сделай, только тонких. Заужинаем как сейчас. На улице, к сожалению, не можем, там холодно. Да, на улице только минус 34 у нас. Всего лишь. А дома довольно тепло, и вот мы тут вот картошки варятся, и мясо жарится, Так, поехали. и вискарь тоже греется. Tokia istorija. Laukia prie minus 30 šita degtinė 40 laipsnių užšalo. Taip kad reiškia, daug kas priklauso nuo degtinės kokybės. Jeigu degtinė gera, jinai neužšala, bet šita būtent, kad ir 40 laipsnių jinai, prie minus 30 jinai balkone užšalo. Labas rytas. 8 kelionės diena ir šiandieną nusimato įspūdinga diena, kupina įspūdžių, todėl kad važiuosime aplankyti nacionalinį parką, kuris vadinasi Lenskije stulpai. Lenskije stulpai tai yra tokios akmeninės skalos, randasi gan tolokai nuo miesto. Teks važiuoti į vieną pusę apie 3 valandas, todėl šiai kelionė reikia atitinkamai pasiruošti. Reikia užklijuoti antrą stiklo paketą ant priekinio lango, kad nešaltų stiklas. Todėl einam ruošti mašiną kelioniai.
получается. Aha. Если с одним стеклом будет ехать, оно внутри все замерзнет. Jo. Jeigu su vienu stiklu važiuosi, tai iš vidaus jisai užšals. Todėl dedamas antras stiklo paketas, kad neužšaltų viduje stiklas. Netgi matot, pečiukas negelbėja. Tokiam šaltį važiuojam. Как ты думаешь, на что мы это все клеим? На изоленту. Ja, su izoliacija viskas klyjuojasi. Na, matot, radiatoriai uždengti irgi Jakutijai beveik visų mašinų. O irgi uždengta. Все, видишь, вон тоже стоит. Да. И мотор тоже. Да, два одеяла. Да. Viskas, mašiną paruošiam, važiuojam, susirenkam kompaniją ir judam. O va taip atrodo žmonių mašinos, kurie neturi garažų. Mašinas laiko šitaip va uždengia, kad neužšaltų. Mus fotosesija. Pažiūrėkit. Ir čia yra oficialus kelias, laikinas žiemos metu. Kiekvieną žiemą užšalus upiai yra padaromas, išvalomas toksai kelias. Yra sustatyti kelio ženklai. Ir žmonės naudojasi, važinėja šituo keliu. Atėjus pavasariui, kaip jau atšilinėja oras, kelias yra uždaromas. Kelininkai nurenka kelio ženklus ir daugiau jau žmonės nebevažinėja, nes pavojinga. Aišku, didelio eismo nėra šitam keliui, prasilenkiam vos su keliom mašinom, bet tikrai toksai neeilinis vaizdas. Va. Taigi, kelyje užtrukom beveik 3 valandas. Įveikėm 180 km ir atvykom į Lenskije stulbai. Kas yra Lenskije stulbai? Lenskije stulbai tai yra vertikalios formos akmeniniai kalnai ir jie yra netgi įtraukti į pasaulinį UNESCO paveldą.
Pamenat, vakar dariau vieną eksperimentą su karštu vandeniu. Kaip išpili orą, jis iš karto šala. Šiandieną padariau dar vieną eksperimentą. Įdomu, su bomžpakiu, su sriubyte. Užšalo gal per kokią, nežinau, 10, gal 15 minučių. Pažiūrėkit. Nereali diena buvo. Grįžom nesenai iš kelionės. Nemažai kilometrų prasukom, pavargom aišku, bet šiandieną buvo suplanuotas mūsų vakaras. Tai bus pasisėdėjimas su draugais, pirtis, karaoke, mūsų mėgstamiausia, nes mes mėgstam padainuoti. Tai žodžiu, šiandien bus linksmas vakarėlis pas mumis. Это строганина, называется якутское национальное блюдо. Готовится из сырой рыбы, желательно первой и единственной заморозки. То есть, если разморозил и заморозил, она уже невкусная, потому что в жилках рыбы будет лед, кристаллики льда. Рыба должна быть живая, замороженная и первой заморозки. Называется шоковая. Не обязательно шоковая, в деревнях Это шоковая. единственная рыба, она особо нигде не продается. Это таймырский морской омуль. Ловится только в одном месте, в одной точке на планете. Главная особенность – чрезмерное количество жира и насыщенный вкус. Сейчас ты попробуешь это. То есть не каждый житель Якутии пробовал эту рыбу, не говоря уже о жителе Латвии. Литвы, Латвии, Литвы. Прибалтики. но. Ну, У нас заходит такой омуль. Так что это сейчас как как яйцо Деликатес. дракона, как яйцо дракона ест. деликатес, да. Тебе не судак. Ничего заворачивается. А она Не наша уже. 500-летней давности. Вот он заебись подстыл. Верхушка подстыла, а внутри еще замороженный. Хорошо-то как строгает. Сильно. Профессионал. Правду видно с Колымы будет. Да, колымский же поэт. И нож, главное, хороший же, да? Нож охуенный. Пока новый. Красный с красной. Вот. Ломай пополам ее и ешь. Сломал как место сразу. Слишком немного. Не много, ты чего? Обмашек другую, обмашек. Другую обмажь. Это очень соленая Слишком будет. соленая. Обмазь. Ты что делаешь? Что ты? Зачем? Нет. Давай я тебе помогу. Давай. Вот так. Другую сделай, да. Окей. На, ебать. Это очень сильно соленая. Вот деревня. Лабас приехал, блядь. Ну как-то это, смотри. Все, брат, лучшая омега. Пиздец, какая вкусная. Да. Вообще Давайте, Как ваше нерма. здоровье. жирненькая такая. Ага. Я вот тут жирненькая. Ну, бабич Нельму привозил, Нельма такая же была. Ну, блядь, это Нельма, ёб твою мать. Да, хорошая. Очень хорошая. А самое главное, она первой и единственной заморозки. Да. Она ни разу не таяла. Без кристалликов. Якутия. Самые... Hello from Yakutia. My name is Dmitry. Молодец. Фрэнту, блядь. Видишь,
со мной играет из полымя огонь. Бешено кидает время быстрая река, подхватив течение, унесла меня с собой. Пока мгновением, нет, я молодой, просто седой. Снег упал на плечи, нет, я не другой, я все такой, юной душой, как прежде. Нет, я молодой, просто седой. Снег упал на плечи, нет, я не другой, я все такой, юной душой, как прежде. Поближе домой едь. Назначили меня в Бурятии, я сюда пристав. 3 года там отработал, контракт закончился, приехал сюда. Taip, ir šiandien atvažiavau išbandyti dar vieną atrakciją. Tai pasivažinėjimas rogėmis įkinkytomis haskiais. Oras geras, giedras, pažiūrėkit. Aišku, šalta, bet nesušalsim. Pažiūrėkit, kas buvo čianais svečiuose. Pats Roy Johnsonas lankėsi Jakutyvį. Irgi su šuniukais važinėjusi. Pažiūrėkit, rūbai. Экипировка в национальную одежду. 500 рублей. Ага. Čia, man atrodo, jeigu nori su šitą nacionalinę, įsinuomot gali apsirengti. Restoranas. Sakė, skaniai maitina čia. Tai reikėtų gal pabandyti kažką paskui. Vilkelis. Ką tu, drauguži? Viskas, nusipirkau bilietą. 300 rublių. 2 svarai 50. Ir manęs jau laukia šuniukai su rogėmis. Girdžiu, kaip ploja. Antras patiekalas. Tušinta elniena su bulvių koše. Čia liktais kažkoks kaip uogų padažas. Net nesuprantu. Spanguolės, man atrodo. Spanguolių padažas. Rūgštus. Taip, mašinas palieka nakčiai, uždengia, o kaip važiuoja, nusiema šitus čecholus. Va, pažiūrėkit, mašina uždengta ir užkurta, dirba.
Tai kągi, šiandieną jau paskutinė, kaip būtų gaila, diena Jakutijoje, Rusijoje. Nieko per daug ypatingo nei šiandien, nei pastarasis dienas nenufilmavau, nes draugas dirbo, tai padėjau draugui su darbais truputėlį. Šiandieną vėlgi paskutinė diena, anksti ryte įskrendam, šią naktį išvažiuojame į oro uostą, tai irgi draugas tvarko visokiausius reikalus, pilna reikalų prieš išvažiavimą. Tai visur važinėjomės, va, visą dieną nuo pačio ryto ant ratų, galima sakyti, jau 4 valandos. Tuoj pradės tempt. Nu, dar kažkiek vaizdų dar pafilmuosiu, dar truputį papasakosiu šiokių tokių dalykų. Ir kaip ir viskas. Nežinau, aš vis dar negaliu atsigrožėti šitą nuostabę žiemą. Šitokių grožių, eik tu savo. Nežinau, kiek laiko reikėtų, kad man atsibostų čia. Nebent gerai sušalt turbūt reikėtų, tada gal jau ir atsikasčiau aš šito grožio. Štai cerkvės teritorijai skulptūros iš ledo kokios. Štai kokie kiemai. Man primena sovietmetį mūsų. Aišku, ne visur tokie kiemai, ne visur tokie seni namai, yra nauji rajonai, naujos statybos. Bet šitas tai grinai primena vaikystę man. Taip jauku dar žiemą, tik kad labai šalta. Jakutijoje dangus beveik kiekvieną dieną giedras. Kiek laiko čia esu, nė karto nesnigo. Mieste tai būna toks kaip rūkas, bet tas rūkas yra nuo mašinų išmetimo ir nuo fabrikų. Išvažiuoji už miesto, giedra, saulėta, labai gražus saulėlydžiai ir saulėtekiai. O sniegas, kaip man draugas aiškina, pas juos būna tik tai žiemos pradžioje ir žiemos pabaigoje. O paskui, kai pradeda šalt, sniego nebūna. Ir sniegas va tai va laikosi visas ant medžių. Kaip matot, rodo dabar 31 laipsnį lauke. Čia vasaros taip pat būna, bet vasaros labai trumpos. Žinoma, karštos, plus 30, bet trumpos. Dėl to žemė nespėja pilnai atšilt. Dėl to šita šalis ir skaitosi amžino įšalo žemė. Žemė atšyla iki kokių 6 metrų tik tais. O giliau po žemė amžinas įšalas. Todėl amžino įšalo žemėse, tokiuose kaip Jakutija ir kitose, namai yra statomi ant betoninių polių, kurie yra gręžiami giliai į žemę apie 10-15 metrų. Nes jeigu jie būtų statomi ant pamatų ir laiko einant sugriūtų, neišlaikytų, nes žemė iššalinėja, atšalinėja ir pamatai tiesiog išsikraipytų ir viskas būtų. Lygiai tas pats su šiluminė trasa, su vamzdynu. Visi vamzdynai antžeminiai. Tai kaip matot, vamzdžiai visi eina va tai va. Kiemuose, virš kelių, palei namus. Daugiaaukštis ir jisai ant ko pastatytas, kaip ir minėjau, ant tokių betoninių polių. Nu, šis yra uždengtas, kad nelandžiotų niekas, kiti uždengti su skardom būna, šitas tiesiog susietka. Ir va, po juo eina poliai, ant kurių stovi pats daugiaaukštis. Taip pat vamzdžiai eina irgi po namu, kaip matot. Toks įdomus dalykas, kad žmonės gali užeiti į bet kokį pastatą dirbantį bevaikščiant lauke. Pavyzdžiui, Sušava gali užeiti va į restoraną, nieko neužsisakyti, o tiesiog va, pasėdėti, sušilt ir tęsti savo kelionę.
Ir tai yra normalu. Parduotuvės, barai, valstybinės įstaigos. Galima va tai užėti, pasidėti sušilti. Nu, aš tai užsisakiau kebabą su jalapenais ir karštos arbatos pasiėmiau sušilti. Taip apšerkšnėje. Nu jau šitai mašinai tai savo hodų jau neusikurtų, vien tik tai pavasarį nebent užkurtų. Bet yra tokia paslauga, kuri kainuoja 2000 rublių. Tai jeigu mašina užšalo ir nori ją užkurt, įsikvieti tą paslaugą, atvažiuoja, uždengia priekį mašinos visą su brezentu, pakiša hiterį, tą patranką tą vadinamą, ir atšildinėja sistemą mašinos visą variklį. Ir tada tokiu atveju užsikūrė mašina. Variantų yra, bet kainuoja papildomus pinigus. O namas ant polių, matot, apačioj tarsi mato kitą pusę šviesos. Vaikų aikštelė žaidimo. Mane mama su rogėm tai traukdavo į darželį, pamenu, senais laikais. Jo, fainai pasivaikščiot, tik tais tiek, kad ilgai nepavaikščiosiu, šalta labai. Būtų šilčiau, tai galėčiau vaikščioti ir vaikščioti. Vakar turėjau nuotykį, važiavau draugui padėti su darbais biški. 8 valandą vakarė jau tamsu buvo. Čia už miesto reikėjo biški pavažiuoti į tokį kaimelį. Turėjo draugas pakabinti ant medinio stulpo pajungt skaitliuką. Su tokiu kranu su liulka pasikėlėm. Nu, aš aišku, kaip ne elektrikas, tai aš tiktais laikiau telefoną su šviesytė. Pašvietėjęs buvau. Tai kol jisai sujungė, užtrukom apie 45 minutės tam krane. Ant tiek nušalau pirštus, kad paskui skaudėjo, net mašinai tvinksėjo pirštai. Ne juokas, eina savo. Bet va dabar jau nusimato toj atšilimas. Šiandien dieną buvo -27. Šią savaitę bus, berods, rodė -22. Ir jie jau sako, kad pas juos dabar atšilimas šilt -22. Aišku, mums keistai skamba, bet nes pas juos per naujus metus buvo -50. Šiaip normaliai -45, -50 pas juos tokia temperatūra laikos. Tai aš dar čia kaip atvažiavau, tai dar skaitosi ant gero oro pas juos. Nors man kai atpratusiam, tai va, įkvėpiniai orą per nosį ir jaučias, kad susitraukinėja, ten šala viduje viskas nosį. Jo, įdomiai. Laukia -31, jaunimas žaidžia futbolą. Kągi, kaip be būtų gaila, bet pirmoji kelionės dalis ir mano vizitas šaltojoje Jakutijoje baigėsi. Ką galiu pasakyti, kaip mėgstantis keliauti, tai tikrai kelionė buvo neeilinė, įspūdinga, didelės patirtis. Keliavau 6 dienas, nukeliauta tiek lėktuvais, tiek traukiniais apie 9000 km. Pati Rusija, ji labai didelė, ji labai skirtinga tiek savo orais, tiek gamta ir tuo pačiu ji įspūdinga. Tiek gamta, tiek nuoširdžiai žmonėmis ir tikrai dar čia sugrįšiu. Nes šita šalis kiekvieną kartą atvažiavus stebina.